nustebau, kad tiek daug lietuvių. Taip. Nu, bet tas, kad su ponia išvažiavai į Ameriką, šitas... Įdomus pletkas, ar ne? O Dieve mano, taip, žinai. Aha, tai taip ir gyveni, Juozelė. Taip ir gyvenu. O kas darbų fronte naujo? Darbų fronte, nu, vat ką tik padarėm tokią tautinę kolekciją konkretiems žmonėms. Tiesiog buvo didžiulis užsakymas lietuviškų gražiausių, tikriausių kostiumų kolekcija. Tai ar mes galėsim ją kažkur ant kažko pamatyti? Aš manau, kad kažkokiu tai laiku kažkur pamatysit, todėl kad kolekcija tikrai labai verta dėmesio. Taip, kad dar kartą pasigilinau į visus tautinius kostiumus, dar kartą į visas juostas, į visas liemenes ir taip toliau. O kada pamatysim, kažkada pamatysim. Bet tai baisiai įdomu iš tikrųjų sužinoti, nemiręs yra tas sumanimas, pavyzdžiui, apie 2018 metų dovaną vaikams? Jis nėra palaidotas? Aišku, kad nemiręs, kurgi jisai gali būti miręs. Dabar darosi tas fondas ir, žinai, ir viskas ten bus, taip kad aš... Bet žinot, ką aš noriu pasakyti. Aišku, kad ponas Ramūnas yra labai užsiėmęs ir ten milijonas darbų ir visi čia puola, taigi pas mus, žinot, mylimiausias patiekalas, kitas lietuvis ir mes iš vis labai žiaurus esam lietuviai. Mes vienas kitą galim taip pat, žiūrėkit, kaip mūsų pasakos. Mes užaugom ant tokių pasakų, kur dalgiais užkapoja 12 brolių, juodvarniais laksto, Sigutė po žarijų duobę sudega. Nu tai ko mes norim? Užaugo dabar ta karta, tai ir pila vienas kitą ten. Pas musgi nusišypso tik tai tada, kada ten numiršta, tai tada, žinai, arba jau tada labai pradeda verkti ir ten, žinai, visai pamanuoti, arba tada paminklų stato. Jau čia tokia mūsų tautos. Kad Lietuvoje labai bloga situacija yra akivaizdu, nes Asta Valentaitė, tokia žymi manekenė, tokia graži moteris, suprantat, be rūbų. Tai aišku, tai nors kiek grožio galima pamatyti. Tai čia... Nes visa kitas grožis pletkose, isterijos ir taip toliau. Jau geriau Valentaitės, bet Riusikų, negu ten kokia ten Maldikė netaukuota galva ir akiniais. Klausyk Josai, o iš maištumo ir to ilgo liežuvio nieks iš tavęs neatims. Teisybė tokia, ką? Ką moterim, kokį palinkėjimą, tokį iš širdies? Iš širdies? Žinot, aš visą laiką galvoju, kad moteris visą laiką suranda kelią, kaip vanduo po akmenėlių, žinai. Visada suras savo kažkokį tai malonų užsiėmimą, moteris moka taip greitai atsipalaiduoti ir netgi susuktą galvą užsukti į drabužių parduotuvę ar į kosmetikos ir pasidaryti savo kažkokią tai, ar ten pasidaryti skanę vakarienę ir laukti kažkokios draugės. Aš žinot, ką noriu pasakyti? Mesti iš galvos tą visą aplinką, kuri verda, kunkuliuoja, kažkam atseit taip svarbu. Gyvenimas vienas ir mes gyvenam vieną kartą, taip kad meskit visas tas nesąmonės iš galvos, ką čia kiša jum visi tie portalai ir televizijos, o geriau išgerti taurelę ir ką aš jaučiu dabar daro ir mano darbuotojas šitą pas mane darbe. Sveikinu su moters diena visą kolektyvą. Jau čia tikriausiai visi žengia taip, kad atsipalaiduoti ir gyventi savo gyvenimą, o ne gyventi, kas vyksta aplinkui. Dėl kad, pavyzdžiui, aš dabar buvau Londone ir stebėjau televiziją, gal kokia vis įjungtas televizorius buvo. Tai aš nemačiau nei vieno politinio veikėjo galvos, kuri ten šneka ir aiškina, koks tas blogas, o koks tas geras ir kas nepadarė ir ko padarė. Dabar valstiečiai jau blogi, mokesčių nemoka. Valstiečiai pradės mokesčius mokėti, mūsų duona bus 15 eurų. Ką ne taip? Pienas bus.